bėgimas Lietuvos karinių oro pajėgų garbei pažymėti, taip pat Lietuvos policijos 90-mečiui pažymėti ir taip pat Dariaus Širėno skrydį per Atlantą 75 metinių jubiliejų pažymėti. Žodis suteikiamas Lietuvos karinių oro pajėgų štabo viršininkui, pulkininkui leitenantui Sigitui Gadeikiui. Mėly bėgimo dalyviai, mėly svečiai, garbus svečiai, norėčiau Jūs pasveikinti pirmiausia su tokiom garbingom datom, kurios išpuolė šiais metais. Tai yra pirmiausia tai, kad Jūs bėgate 10 kartą, šitas bėgimas yra organizuojamas. Irgi jubiliejus. Ir garbingos datos tai yra karo aviacijos 89-osios metinės, 75 metai Dariaus Širėno skrydžiui per Atlantą, bei mūsų policijai 90 metų. Tai būtent šitų jubiliejų proga mes ir organizuojam 10-ąjį bėgimą. Noriu palinkėti visiems gero starto, noriu palinkėti gero bėgimo ir gerų rezultatų ir kad šitas bėgimas jums įsimintų tuo, kad tos garbingos datos tęsiasi metai iš metų, kad atsimintumėt, kad yra karo aviacija, kad yra garbingi lakūnai, tai būtent tas, kaip sakoma, ir bėgimas tam yra skirtas. Sėkmės ir gero bėgimo. Dabar bus pagerbti žuvę lakūnai, gėlės bus padėta prie paminklo. Įvyko iškilmingas varžybų atidarymas, prašome teisėjų kolegijai pradėti varžybas. Kaip jau minėjau, šiandieną šis renginys yra pradedamas jubiliejinį 10-ąjį kartą, jis yra skirtas Lietuvos karo oro pajėgų 79 metiniam pažymėti, taip pat Lietuvos policijos 90-mečiui pažymėti, o taip pat žiniems mūsų lakūnams, Dariui ir Širėnui, kurie skrido per Atlanto vandenyną. Tačiau jie tikslo nepasiekė, į šį aerouostą jie nesugebėjo atskirsti, jie žuvo Soldino miestelį ir jų garbei šiandieną taip pat skiriamas šis renginys. Įvykio kolegija pranešė, jog bėgimas susirinko per 150 dalyvių. Tai yra rekordinis dalyvių skaičius, dalyvauna ir praėjusių metų nugalėtojai, tai tarptautinės klasės sporto meistrė sportinėme ėjime pasaulio čempionato ryšininkė Bukšnienė ir Gudaitis. Pažiūrėsime, kaip jiems šiandieną seksis. Netrukus nuaidės starterių šūvis ir bėgikai išbėgs į 7 km